Jėzaus Kristus liudytoja. Jėzus sako, tapsite mano liudytojais. Apaštalų darbai, 1 skyrius, 8 eilutė. Tikrai kiekvienas krikščionis yra Jėzus Kristus liudytojas. Jis atspindi viešpaties savybes. Jis yra kaip veidrodis. Tik per jį kitas žmogus gali pažinti Jėzus buvimą. Paprastai nėra sunku būti liudytoju. To, kas Jėzus yra į mums, pasakoti apie tai, ką jis mums yra padaręs. Bet ne visi mes jaučiame vienodą užsidegimą pasakoti kitiems apie tai. Kai kurie verda viduje ir pasakoja visur ir kiekvienam apie savo išgyvenimus su Jėzumi. O štai kiti yra santūrūs, jiems sieloje taip labai neliepsnoja. Kodėl yra toks skirtumas? Nejaugi yra taip, kad vieniems Jėzus nėra toks svarbus. Ar kad jie taip labai nemyli kitų žmonių? Ar jiems kas nors negerai, kad jie taip atvirai neliudijo Jėzaus? Kodėl evangelistai nuolat turi kalbėti apie tai, kad mes turėtume daugiau liudyti? Kodėl kitiems jie graudžia sąžinę? Ar tai teisinga? Daug klausimų. Būti liudytoju reiškia nešioti savyje Jėzų, atspindėti jo charakterį, elgtis pagal jį, ilgai negalvojant taip, kaip darytų jis, nes jis pakeitė mūsų širdį, kalbėti jo žodžiais, nes jis įtakoja mūsų mintis ir žodžius, rodyti jo jausmus, nes mes jaučiame taip, kaip jaučia jis. Gailestingumas, džiaugsmas, draugiškumas, kantrybė. Vieni tokių Jėzus liudytojai yra evangelistai. Jie nuolat turi pasakoti apie Jėzų. Toks jų pašaukimas. Kiti yra maldus žmonės, kurie džiaugiasi būdami vieni bei melsdamiesi. Kiti yra mokytojai, kurie mieliau skaito knygą užuot misionieriavę. Dar kiti yra piemenys, kurie seka avimis ir taip pat ne visuomet ypatingai džiaugiasi misionieriška veikla. Štai dar kiti turi paslaugumo dovaną, kiti muzikos ir meno. Kiekvienas turi savo ypatingą dovaną, savas dovanas. Mes įnešame į bendruomenę ar misijas. Tokiu būdu bendruomenė auga bei sveikai vystosi. Bet juk ne kiekvienas yra evangelistas ar mokytojas ar muzikas. Nes mes turime skatinti sąžinės priekaištų kitiems nesantiems tokiais kaip mes, bet gyvenantiems atitinkamai savoms dovanoms bei užduotims. Turime išmokti būti priklausomais tik nuo Jėzus ir tik į jo nuomonę apie mus turime kreipti dėmesį. Mylime jį ir nešiojame jį savo širdyje, ko jų daugiau norite. Dėkoju Jėzau, kad tu esi viešpats, dėkoju už evangelistus, mokytojus, muzikantus, dailininkus, gailestinguosius, pionierius, technikus ir visus talentinguosius esančius tavoje karalystėje. Tavie yra įvairovė, pozityvi ir tinkamai individualiai kiekvienam. Tu mums linki tik gero. Amen.